Labas rytas, mėlėjai. Mes čia taip stiguojamės, nes mes filmuojam, po to tą filmuotą medžiagą eina į Facebooką, sakykim, paskaita pati žmonių tikrai nebus, nesigąsdinkit čia švietimo tikslais. Taigi labai malonu jūs visus ir visas matyti, tokį nuostabų pavasario rytą, taip kaip gamta atbunda dabar, taip ir jūs išsitiesite po Anės Hübner ir Tanios Eckersberg gydymų ir tiesinimų, tikrai jums pažadame. Labai malonu man šį rytą pristatyti jums mielą mokytoją gidovę Anę Hübner, jos bendražygė, jos padėjėja, asistentė Tania Eckersberg. Abi jos yra iš Roto, Rotas yra prie Frankfurto, kurioje yra nuo 95 metų įkurta dvasinio stuburo tiesinimo mokykla ir centras, kuriame per 18 metų yra jau, ne kuriame jos keliauja po visą pasaulį, tiesą pasakius, šituo metodu yra ištiesinta virš 300 000 žmonių, daugelį šalių. Tame tarpe Indijoje, kur yra nemokamai tai daroma, vaikams, mokyklose. Nuo 98 metų šitoje mokykloje atidaryti kursai norintiems įgyti šitą dvasinio stuburo tiesinimo gidovo specialybę ar profesiją. Per tuos metus paruošta virš 10 000 tiesintojų, 10 000. Šiuo metu mums yra didžiulė garbė, kad jos iš tikrųjų, sorry my bag, šiuo metu mūsų mokytojos gidovės labai intensyviai dirba Italijoje, labai intensyviai dirba Vokietijoje, žmonių minios. Ir ta prasme mums iš tikrųjų labai sekasi, nes mes Lietuvoje ypatingi žmonės, ypatinga žemė, mes pritraukėme tik aukščiausios prabos, jeigu taip galima išsireikšti žmonės, mokytojus, gidovus ir kartais sunku mums net patikėti, už tai ir žmonės nesusirenka, galvoja, susirenka, negalim skustis iš tikrųjų, bet galvoja, ai čia eilinis toksai truputėlį pakalbėjimas tuščias, bet iš tikrųjų mes pas mus lankosi tai, kas geriausia pasaulyje, patikėkit. Ir tai, ką pamatysite, tai, ką jums pati Anė pristatys ir papasakos, jūs įsitikinsite. Na, aš, kadangi Anė yra labai daug turinti gebėjimų ir specializacijų, aš truputuką net paskaitysiu, nes aš bijau visą laiką kažko svarbaus ir praleisti. Taigi, Anė Hübner yra dvasinė gidovė, aiškiaregė, mediumė, atpalaiduojanti ir sklaidanti susiformavusius blokus, gydo nuo elektromagnetinės spinduliuotės, kurdama apsaugą, štai šitos pakabukus. Lina, verskite. Sunku mums abiems skaityti. Ich habe das schon verstanden. Ne, taigi ir galbūt šiandien Anė truputėlį mums pasakys, kokiu stebuklingu būdu jinai, ir iš tikrųjų stebuklingu būdu įgavo šitą gebėjimą gydyti. Šitą, kai buvo avarija, ta nelemta, taip? Gal truputėlį keliais žodžiais. Ir apskritai tai reikia su tuo jau ir gimti. Šitą moteris jau nuo mažens, aišku, būdama mergytė, jau gydė gyvuliukus, visi žvėreliai pasėdavo, visus pagydydavo, ar kliukų šunį. Kiekvienas žmogus gali gydyti. Ir tai, kad, kaip ir dabar Anė sako, kiekvienas galim gydyti, tai šito gydymo esmė turbūt yra tai, kad per jas gydo. Na, šventoji dvasia, tačiau jos inicijuoja kiekvieno žmogaus savigydos galias. Kiekvienas žmogus, sakykime, pats savigydo šitų gydymų metu. Na, dar apie kvalifikacijas, tai kad gali taip pat gydyti ir visą giminės medį, visą giminės medžio energetiką, netgi išėjusiuosius žmonės.
dvasinė alchemikė, odontologė, dvasinė chirurgė, atkurianti ir transplantuojanti organus, tai yra įrodoma, tai jums pademonstruos nuotraukose. Taip pat, na ką taip pat, reikia, be abejo, reikia meistrė, čia taip ir taip aišku. Na ir mūsų mieloji Tanja Ekersberg, ji yra šita dvasinio stuburo gydymo mokyklos vadovė. Knygas, štai knyga, taip, stuburo gydymas, taip pat šitos knygos dvasinis stuburo gydymas autorė. Taip pat nauja metodos saviugdos sąmonė pradininkė, specializavosi ortopedijos srityje, gydo dubens kaulų iškrypimus, stuburo skoliozę, na ir tiesiog labai daug padeda Anei ir tiesiog yra labai užsiėmusios. Anė nuėjo vakar gulti 3 nakties, jai užtenka miegoti 4 valandas, jau keliasi labai anksti. Žodžiu, tai kai šalia jų būti yra tikras malonumas, nes jos pakrauna tokią energiją, tokiu džiaugsmu. Ir jūs taip patirsite patys. Ne, tai dabar aš jau ir toliau prašom kalbėti. Ačiū. Ich sage euch allen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Aš sakau jums labai ačiū, kad jūs atvykote. Ich habe nicht alles verstanden, was Rita gesagt hat. Leider spreche ich nicht eure Sprache. Žinoma, ne viską supratau, ką gražaus apie mane kalbėjo Rita, nes dar nemoku jūsų kalbos. Und wir haben auch keine Zeit, sie zu lernen. Denn wir arbeiten in vielen Ländern und da müssten wir viele Sprachen lernen. Ir žinoma, laiko išmokti jūsų kalbą turbūt nelabai ir turėsiu, nes mes keliaujam po įvairias šalis, dirbam įvairiose šalyse ir viską išmokti tiesiog tam nėra laiko. Aber alles, was ihr gehört habt von Rita, ist in Wirklichkeit nur ein Teil dessen, was wir wirklich vollbringen können. Ir ką jūs girdėjote iš Ritos, tai yra tik dalis to, kas iš tikrųjų vyksta ir ką mes darome. Und wenn ich euch sage, dass man zum Heilen nicht extra geboren werden muss mit besonderen Privilegien, ir jeigu aš jums sakau, kad tam, kad gydytum, nebūtinai reikia gimti su tom savybėm, kad nebūtina gimti turint tas savybės. Ich behaupte, ihr seid alle selbst schon Heiler. Aš sakau jums, kad jūs esate gydovai, jau dabar esate gydovai ir galite gydyti. Und das Wissen ist in euch. Ir tas žinojimas yra jumyse. Wenn ihr heute hier Wunder erlebt, ir jeigu jūs šiandien patirsite stebuklą, dann werdet ihr euch unter Umständen daran erinnern, ir tikrai kitose sąlygose jūs tikrai prisiminsite, dass ihr heilen könnt. Kad galite gydyti. Aber damit ihr nicht eure Lebensenergie abgebt, ir kad neatiduotumėt savo gyvybinės energijos, muss man wieder angelernt werden. Reikia išmokti tuos dalykus daryti, kad ne savo energiją atiduotumėt. Und deshalb gebe ich auch mit Tanja zusammen Seminare. Ir tam, kad žmonės išmoktų gydyti, mes su Tanja darome seminarus. Euch wieder daran zu erinnern. Kad jum primintumėm. So war das auch bei mir. Tai buvo ir pas mane. Ich hatte aber keinen Lehrer. Mich hat das Schicksal geschult. Aš neturėjau mokytojo, mane mokė pats likimas. Mit schlimmen Dingen, die ich erleben musste. Su visais blogais ir sunkiais dalykais, kuriuos turėjau pergyventi. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, plötzlich wendet man sich an Gott. Ir kai prieini tą tašką, kada nebežinai, kaip toliau daryti, tu kreipiesi į Dievą. Und dann erfährt man die wunderbarste Schulung. Ir tada tu gauni patį geriausią mokymą.
Denkt nur nicht, dass ein Heiler in Watte gepackt ist. Ir negalvokite, kad gydovas yra įvyniotas į vatą. Ein Heiler, der nicht ganz, ganz viel erlebt hat. Tas gydovas, kuris nieko nepatyrė, Wie könnte er sich in die kranken Menschen hineinfühlen? kaip jis gali įsijausti į sergančius žmonės, Ihnen zuhören und sie verstehen. juos išgirsti ir juos suprasti. Ich sage euch, mein Leben war eine Achterbahnfahrt. Mano gyvenimas buvo tikra traukinio kelionė. Egal, was ihr mir erzählt. Ir visiškai nesvarbu, ką jūs man pasakysite. Über eure Familien, über eure Krankheiten, über seelische Konflikte. Ich kenne alles. Ir nesvarbu, ką jūs man pasakysite apie savo šeimą, apie savo ligas, apie savo skausmus, aš viską jau patyriau. Und aus diesem Wissen ist auch meine Kraft entstanden. Ir iš šito žinojimo kilo mano, ir iš šito žinojimo kilo ta jėga, kurią aš turiu. Seit über 20 Jahren vollbringe ich Wunder. Ir jau daugiau nei 20 metų aš darau stebuklus. Wir müssen uns wieder an Wunder erinnern. Mes turime vėl ir vėl prisiminti stebuklus, kad mes galime juos daryti. Könnt ihr euch an ihn erinnern? Ar jūs prisimenate Jėzų? Hat er nicht Wunder vollbracht? Ar jis taip pat nedarė stebuklų? Wieso sind wir Menschen von diesem Weg wieder abgekommen? Ir kodėl mes žmonės visi nuklydome nuo to kelio? Weil wenn der Mensch heilen kann, Nes jeigu žmogus gali gydyti, kann man ihn nicht mehr manipulieren. juo negalima manipuliuoti. Und deshalb war das damals schon sehr unerwünscht. Ir jau tais laikais tai buvo nepageidaujama. Dass es jemanden gab, der Wunder vollbrachte. Nepageidaujami tie žmonės, kurie galėjo daryti stebuklus. Er hatte sogar seinen Jüngern gelehrt, zu heilen. Jis mokė savo mokinius gydyti. Aber damals hat die Kirche schon Bet jau tais laikais gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Sakė, ne, mums to nereikia. Ihr wisst, was mit Jesus Christus passiert ist. Jūs žinote, kas nutiko su Jėzumi Kristumi. Ihr wisst, was im Mittelalter passiert ist mit den weisen Menschen und den Heilern. Juk jūs žinote, kas viduramžiais vykdavo, ką darydavo su gydovais ir žmonėmis, kurie darė stebuklus. Das geistige Heilen ist in vielen Ländern verboten. Ir dvasinis gydymas ir dabar yra daugelį šalių uždraustas. 2004 ist es mir gelungen, nach 17 Musterprozessen 2004 metais man pavyko po 17 teisminių procesų das geistige Heilen anerkannt zu bekommen. tą dvasinį gydymą Vokietijoje įteisinti, legalizuoti. Und das möchte ich auch in Litauen haben. Ir aš labai norėčiau, kad tai būtų pripažinta ir Lietuvoje. Hast du das vielleicht gerade, Anna? Ja, ich habe schon Kontakt. Und warum? Weil ich ihn geheilt habe. Zumindest wesentlich verbessert. Kodėl aš turiu kontaktą, tai yra profesorius Bredikis buvo praeitą rudenį pagydytas. Ir čia angliškai jo, jeigu gali išversti. Čia truputėlį, aš jums reziumuojant pasakysiu, čia jisai dabar parašė laišką. Parašė joms laišką po to, kai praeitą kartą gydėsi ir kai jo buvo kojų skirtumas 5 cm ilgesnė viena koja už kitą, po seanso tai tapo tik 2 cm ir jis nuo stalo nuliplo lazdelės. Jis nušoko. Ir su lazdelė jau nebesirėmė. Taigi norėčiau išreikšti jums savo padėką ir įvertinimą. Ir vertinu tai, kad jūs atvykstate į Lietuvą ir pravedate dvasinio stuburo tiesinimo gydymo seansus.
Ir taip pat praeito apsilankimo jūsų metu Tanja Ekersberg padėjo daugeliu žmonių nuo stuburo sutrikimų. Lietuvoje mes įsteigėme Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmus ir jų tikslas yra įteisinti, priimti įstatymiškai įteisinti natūralią, tradicinę arba alternatyvę mediciną. Šią sritį Lietuvoje yra labai sunku legalizuoti. Mes labai tikėtumėmės jūsų paramos įteisinant dvasinę mediciną, jūsų paramos remiantis jūsų patirtimi Vokietijoje, kadangi mes taip pat ES šalis narė, taigi galbūt jūsų patirtimi galima būti ir Lietuvoje. Būsime labai dėkingi, jeigu pasiūsite mums su tai susijusius dokumentus ar kažkokius programas. Kitas, mieloji Hübner, labai dėkingas už tai, kad jūs gydėte savo metodu. Mano stuburo būklė labai pasikeitė. Labai norėčiau, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių galėtų gauti šitą dvasinį gydymą. Būtų labai puiku, jeigu Lietuvos sveikatos ministerija galėtų nukopijuoti, čia rašo, dokumentus, kuriais buvo įteisintas šis gydymo metodas Vokietijoje ir labai laukiu susitikimo su jumis kovo mėnesį. Dankeschön. Und gestern war noch ein Professor da. Reikia jums pasiūsti? Vienas profesorius, kolega Breidikio, vakar čia, taip pat priėmė seansą. Und die möchten, dass ich auf der Universität einmal unterrichte, das geistige Heilen. Ir jie išreiškė norą, kad šitą dvasinio gydymo paskaitas Ainė vestų universitete. Ist das nicht schön? Ar tai nėra nuostabu? Das geistige Heilen ist die älteste Heilkunst der Menschheitsgeschichte. Dvasinis gydymas tai yra pats seniausias gydymas pasaulyje. Und ich lasse das einfach nicht zu, ich bin eine Kämpferin. Ir kadangi esu kovotoja, tai tikrai neleisiu, kad dass wir von diesem Weg weggebracht werden sollen. Neleisiu, kad mus kas nors iš šito kelio išstumtų. Dass wir an Pillen glauben sollen. Ir kad mes tikėtumėm, kad tik tabletės mums gali padėti. An Chemie. Chemija. Kann das heilen? Ar tikrai tas gali išgydyti? Nein. Ne. Deshalb bin ich glücklich, dass viele Schulmediziner zu mir kommen und sich ausbilden lassen als Heiler. Todėl labai džiaugiuosi, kai akademinės medicinos atstovai atvyksta pas mane ir mokosi tapti dvasiniais gydytojais. Sie sagen zu mir, wir sind nur lizenzierte Drogenhändler. Jie sako man, mes esame tik licenzijuoti narkotikų prekeiviai. Und was ist mit diesen Pillen? Sie haben Nebenwirkungen. O kas yra tabletėse? Jos turi šalutinį poveikį. In Deutschland sind 1 Million Menschen jährlich an den Tablettenvergiftungen gestorben. Vokietijoje per metus miršta daug žmonių nuo tiesiog apsinuodijimo tabletėmis. Ich will ja nicht schlecht über die Schulmedizin sprechen. Wir brauchen sie auch. Aš jokių būdų nenoriu blogai kalbėti apie tradicinę mediciną. Jos mums taip pat reikia. Aber es muss endlich ein Miteinander sein. Bet turi ateiti laikas, kada mes galėtumėm dirbti kartu. So wie in England. Taip kaip Anglijoje. Durch Harry Edwards, einen weltberühmten Heiler, ist schon 1957 die Geistheilung erlaubt worden. Anglijoje jau 1957 metais buvo įteisintas dvasinis gydymas. 600.000 Heiler arbeiten an den Kliniken. 600,000 dvasinių gydovų dirbo klinikose. Und so muss das überall werden. Ir taip turėtų būti visur. Ja,
Ich zeige euch, wie ihr heute zu mir kommt. Ir sako, štai aš jums parodysiu, kokie jūs ateinat šiandien pas mane. So seht ihr aus. Sulinkę, sukupę ir dažnai nešdami kažkokią naštą ant pečių. Die Wirbelsäule ist bei jedem krumm, verdreht und deshalb ist das auch die Volkskrankheit Nummer 1. Ir praktiškai pas kiekvieną žmogų stuburas yra kreivas, persuktas, iškrypęs ir tai yra, ko gero, lyga numeris 1 visose tautose. So kommt ihr und so, wie das Bild in der Mitte, werdet ihr nach Hause gehen. Taip jūs ateinat kaip tie žmogeliukai apačioje ir išeinate tiesiog kaip. Alle Lastenpakete, die unsichtbaren Lastenpakete, die ihr tragt, die nehme ich euch heute von den Schultern. Ir visos naštos, kurias jūs nešate ant pečių, aš taip pat jums jas nuimsiu. Manche Ärzte haben auch zu mir selbst gesagt, die Menschheit trägt noch das Kreuz von Jesus Christus. Kai kurie gydytojai man sakė, kad žmonija vis dar neša Kristaus kryžių ant pečių. Wer weiß? Kas žino? Heute lasst ihr dieses Kreuz hier. Ir šiandien jūs tą kryžių čia paliksit. Denn er hat es schon für uns getragen. In meinem Zentrum habe ich am Tag manchmal bis 250 Personen. Savo centre kartais per dieną aš priemu net iki 200 žmonių. Dann heile ich im Kollektiv. Tai tada aš gydau kolektyviai. Ihr habt das Glück, dass ich jeden Einzelnen behandeln werde. Ir jums pasisekė, nes aš dirbsiu su jumis kiekvienu atskirai. Jeden Einzelnen begradige. Kiekvieną ištiesinsiu asmeniškai. Und da ich ein Medium bin, werde ich auch ein wenig mit euch reden. Ir kadangi esu mediume, tai dar su jumis ir pasikalbėsiu. Euch sagen, was ich alles gemacht habe. Pasakysiu, ką aš jums padariau. Ja, das ist viel. Aber das geht alles. Ich werde gebraucht. So seht ihr auch aus. Dažnai, ko gero, kiekvienas žmogus taip atrodo. Kreivas, iškreivas. Wir haben auch technische Geräte, die einen Menschen vermessen können. Mes turime techninius duomenis, kurie padeda išmatuoti žmogų. Aber mit euch machen wir das vor einem Spiegel und ihr könnt es selbst sehen mit den eigenen Augen. Tačiau mes su jumis dirbsim visai Man kann doch paprastai, erkennen, ob man veidrodį ir so patys steht pamatysit, kokie jūs oder kreivė. so steht. Kas stovi. Taip, Da o kas brauchen wir stovi. keinen Laserstrahl. Ir mums visiškai nereikės jokių lazerinių spindulių. Das ist die Problematik bei fast allen Menschen. Tai yra beveik kiekvieno žmogaus probleminės zonos. Aber das müsst ihr unbedingt wissen. Bet tai jūs turite būtinai žinoti. In der Wirbelsäule drin befindet sich das zentrale Nervensystem, Stuburė yra centrinis nervų kanalas, von wo unser Körper gesteuert wird. iš kurio mūsų kūnas yra kaip ir valdomas. Wenn man Herzprobleme hat, Jeigu žmogus turi širdies problemų, dann liegt das nur daran, dass die Wirbelsäule gestaucht ist. dažniausiai yra problema ta, kad toj vietoj stuburas yra kreivas. Wenn man Magenprobleme hat, Leber, Galle, Darm, alles durcheinander, alles Jeigu zusammen. kepenys, skrandis, žarnynas turi sutrikimai, taip pat dažniausiai yra stuburo problema. Dann ist doch nicht das Organ krank. Tai ne organų pačių lyga, Nur die Wirbelsäule ist krumm. tik stuburas kreivas. Tai didžiausia problema pas žmonės. Weil sie das zentrale Nervensystem einquetscht, Nes centrinis kanalas yra užspaustas können die Organe nicht richtig arbeiten. ir organai negali tinkamai funkcionuoti. Jetzt könnt ihr verstehen, dass an der Wirbelsäule überhaupt die Heilung beginnen muss. Ir ko gero jūs dabar suprantate, kad pats gydymas turi prasidėti būtent nuo stuburo. Egal was der Mensch hat. Ir visai nesvarbu, kas žmogui yra. Selbst die Krebsentstehung beginnt an der Wirbelsäule. Dažnai net ir onkologinės lygos prasideda nuo stuburo sutrikimų. Die Zellentartung kommt, wenn Wirbel verkantet sind. Ląstelės
dauginasi arba ten jos blogai vystosi, todėl kad stuburė yra užspausta arba slanksteliai susisukę. Meine Heilungsweise ist die einzige weltweit, Ir mano gydymo būdas yra vienintelis pasaulyje, die wirklich heilen kann. kuris tikrai gali padėti. Ich befreie euch von allen Symptomen, die ihr heute mitbringt. Aš tikrai padėsiu jums atsikratyti visų simptomų, kuriuos jūs turite. Wenn ihr euch als geheilt seht, dann seid ihr geheilt. Ir jeigu jūs matysite save išgyjusiais, sveikais, tai jūs tokie ir būsite. Und deshalb Ir todėl könnt ihr froh sein, dass ihr heute hier seid. Todėl jūs turite būti laimingi, kad atėjote čia. Keiner kommt zufällig hierher. Ko gero, nėra tokių, kurie atsitiktinai čia papuolė. Ich sage, hinter allem steht die göttliche Führung. Ir aš sakau, kad dažniausiai už kiekvieno žmogaus stovi dvasinis vadovas. Wer immer euch davon erzählt hat, Ir visiškai nesvarbu, kas jums apie tai papasako, apie mane papasako. heute ist der Tag eurer Heilung. Ir šiandien yra jūsų ta diena, kada jums bus suteiktas gydymas. Habt ihr das gewusst? Ar jūs tai žinojot? Ja? Aha. Gut. Ja, hier auch noch viele Frequenzen. Ir čia dar daug sluoksnių ir paaiškinimų. Ja, die Wirbelsäule ist doch eine eigenständige Intelligenz in uns. Tai stuburas yra inteligencijos pagrindas mūsų kūne. Sie ist die direkte Verbindung zum Universum. Stuburas yra tiesioginis susisiekimo kanalas su visata. Sie ist also viel, viel mehr als der Orthopäde denkt. Ir stuburas yra kur kas daugiau nei tik ortopedai sako, laiko mūsų kūną. Und der Chiropraktiker, was er macht mit Gewalt, an diesem sensiblen Instrument Wirbelsäule zu arbeiten. Ir chirurgai, kurie labai drastiškai taiko drastiškus metodus, pjausto ir operuoja šitas labai jautrią sistemą, Das ist eigentlich eine Sünde. tai ko gero yra didelė nuodėmė. Das macht krank. Tai daro žmonės ligoniais. Wie viele Menschen sitzen im Rollstuhl nach dem Chiropraktikerbesuch? Kiek žmonių atsisėda į neįgaliojo vežimėlį po chirurginių operacijų? Aber ich darf nicht so streng sein. Bet neturėčiau būti tokia griežta. Die wissen es einfach nicht besser. Jie nežino. Ich bin denen Jahrzehnte voraus. O aš esu tiesiog dešimtmečiais priekyje jų. Die Schulmediziner können von mir lernen. Ir gydytojai galėtų iš manęs mokytis. Die leugnen ja sogar die Selbstheilungskräfte. Jie, gydytojai, dažnai neigia net žmogaus galimybę pačiam save išsigydyti. Obwohl doch erwiesen ist, dass sogar Placebos heilen können. Net jei yra įrodyta, kad placebo veikia gydančiai, kad gydo. Ką tai reiškia? Wenn ein Mensch eine schwere Krankheit überstanden hat, dann nicht wegen den Pillen oder der Chemotherapie. Ir jeigu žmogus pasveiko nuo kokios nors išsigydė kokią sunkią lygą, pasveiko nuo jos, tai tikrai ne dėl to, kad vartojo gėrė vaistus, vartojo tabletes. Sondern wegen seinen Selbstheilungskräften. Tik tai dėl to, kad jis pats sugebėjo savo dvasios pastangom, savo savigydos pastangom išsigydyti. Ja. Reikės priversti. Was sagt er? Privers gydytojus? Ar ką? Jėgas, kaip Savo jėgas, Aktivieren. Ich mache das heute. Jį parodysiu čia. Ein Schalter umlegen. Reikia įjungti Ein neuer Chip. ir pakeisti saugiklį arba pakeisti naują bateriją. Tiesiog persijungti smegenyse. Ja, ja.
In Tanjas Buch steht auch alles Tanijos knygoje jūs galite paskaityti über die Wirbelsäule. apie stuburą ir kas, su kuo susiję. Ich mache ein bisschen schneller, denn das könnt ihr euch nachher noch anschauen. Jūs galėsite vėliau dar pasižiūrėti, skaidrės bus rodomos ir vėliau, tai jūs, jeigu norėsite, pasiskaitysite. Ab der 4. Schwangerschaftswoche Po 4. nėštumo savaitės legt sich schon die Wirbelsäule im Körper an. jau pas embrioną atsiranda stuburas. Überlegt mal, was ist das für ein Wunder, wenn ein Kind geboren wird? Pagalvokit, koks tai yra stebuklas, kada gimsta mažas vaikas. Ohne dass wir etwas tun müssen, außer uns vernünftig ernähren, macht sich alles von alleine. Ir iš tikrųjų žmogui nereikia nieko daryti, išskyrus tai, kad jis turi sveikiau maitintis, visa tai vyksta savaime. Eigentlich sollte man eine Schwangere in Ruhe lassen. Iš tikrųjų, nėščią moterį reiktų palikti tiesiog ramybėje. Heute will man alles schon vorher wissen. O šiais laikais, šiandien visi nori viską žinoti iš anksto. Alle 4 Wochen Ultraschall, Kas 4 savaitės ultragarsas, Röntgenaufnahmen. rentgeno nuotraukos. Die Mutter hat nur Stress, die werdende Mutter. Ir būsima mama dažniausiai patiria tik stresą. Das ist alles gar nicht nötig. O iš tikrųjų viso to nereikia. Die Kinder kommen hyperaktiv auf die Welt. Vaikai dažnai ateina hiperaktyvus, gimsta jau hiperaktyvus. Und wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Ir dažnai tėvai nežino, kas nutiko. Stellt euch vor, nach 3 Monaten wird ein neugeborenes Kind schon mit 11 Spritzen Fachimpfung attackiert. Įsivaizduokit, 3 mėnesių kūdikis jau gauna 11 skiepų. Wenn doch so etwas Intelligentes in uns heranreift, dann braucht es doch keine Spritzen, Ir jeigu motinoje keine Impfung. bręsta į inteligentišką būtybę, gyvybę, tai kam reikalingi skiepai? Ich arbeite in Deutschland an einem Projekt mit, was bewiesen hat, dass Impfung noch nie nötig war. Ir Vokietijoje aš dirbu su projektu, kuriame siekiama įrodyti, kad žmogui skiepai niekada nepadėjo. Nėra prieš skiepus. Wenn die Eltern mit ihren kranken Kindern kommen, dann weiß ich sofort, dass das ein Impfschaden ist. Ir kai tėvai atvyksta pas mane su sergančiais vaikais, dažniausiai aš iš karto matau, kad tai yra skiepų padaryta žala. Unser Körper ist doch so intelligent. Der kann doch selbst die Abwehrmechanismen erzeugen. Ir iš tikrųjų žmogaus organizmas yra tokia inteligentiška sistema, kad ji pati gali sukurti tuos visus priešnuodžius bet kokiom bakterijom. Aber da steht die Pharmaindustrie dahinter. Bet už viso to stovi vaistų pramonė. Mit dem Kranken wird das meiste Geld verdient. Ir iš sergančio žmogumi daromas didžiausias biznis. Welcher Arzt hat überhaupt Interesse oder die Mittel in den Händen, jemanden gesund zu machen? Kas iš tikrųjų turi tokį tikslą, kad žmogus iš tikrųjų pasveiktų? Da verliert ja den Patienten. Ir dažnai gydytojai, jie bijo prarasti pacientus. Habt ihr darüber schon nachgedacht? Ar galvojote apie tai? Und dieses Spiel muss ein Ende haben. Ir šitas žaidimas kažkada turėtų pasibaigti. Nur der Geist kann heilen. Tik dvasia gali gydyti. Im Grunde genommen könnte ich sagen, nur Gott kann heilen. Ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad tik Dievas gali gydyti. Gott eure Vorstellung. Dievas jūsų apvaizdoje. Eigentlich müsst ihr keine Götzenbilder anbeten. Ir ko gero jums nereikia melstis į šventus paveikslus.
Denn Gott ist in jedem von euch. Todėl, kad Dievas yra kiekviename iš jūsų. Ihr braucht nur das Vertrauen in euch setzen. Ir jums reikia rasti pasitikėjimą pačiu savimi. Um Gott zu spüren, brauchen wir doch keine Religion. Ir kad pajustume Dievą, visiškai nebūtina religija. Aber wir leben jetzt in einer Wandlungszeit. Bet dabar gyvename tokiam pasikeitimų laike, Weil ab 2000 regiert der göttliche Geist die Erde. nes nuo 2000 metų Žemėje įsivyrauja Dievo valdžia, Dievo valdymas. Die Menschen erwachen in Gott Einseinsbewusstsein. Ir žmonėse tai atgimsta kaip ir savaime vienas po kito. Dauert nicht mehr lange, da wird es gar keine Krankheiten mehr geben. Ir jeigu žmonės bus sąmoningi, tai neužtruks, kada nebebus lygų. Da heilt sich jeder sofort selbst. Žmonės gydys patys save tuoj pat. Das ist meine Aufgabe. Tai yra mano uždavinys. Euch zu Heilern zu machen, dann heilt ihr euch selbst und noch die anderen. Jūs padaryti gydovais, kad jūs galėtumėte gydyti save ir kitus. Erstmal die Familie, Pirmiausiai šeimą, giminę, Freunde, Bekannte, draugus, pažįstamus, den ganzen Ort, visą bendruomenę, die ganze Stadt, miestą, das ganze Land, šalį die Welt. ir pasaulį. Wir Heiler haben große Aufgaben. Ir mes gyduoliai turime tikrai didelius uždavinius. Tja, diese Familie kam mit allen Kindern zu mir. Ir visa šita šeima atvyko pas mane su visais vaikais. Und die Mama war schon im 3. Monat. Ir mama buvo jau 3. mėnesį neščia. Da habe ich schon das ungeborene Baby begradigt. Ir aš ištiesinau stuburą ir tam dar negimusiam kūdikėliui. Es kam völlig symmetrisch auf die Welt. Ir jis atėjo visiškai tiesus, lygus, simetriškas į pasaulį. Auch die Schwangeren brauchen unbedingt meine Hilfe. Ir neščiosios moteris dažnai joms reikia mano pagalbos. Denn wenn das Becken begradigt ist von mir, ist die Geburt viel leichter. Nes kada ištiesinamas dubuo, tai dažnai moterim yra daug lengvesnis gimdymas. Schickt sie alle her, ich komme im November wieder. Ir atsiųskit jas pas mane, nes aš atvažiuosiu lapkričio mėnesį. So, ich mache mal ein bisschen schneller, ihr könnt das nachher lesen, ich lasse das an. Hier kann man erkennen, ja. Štai galite pasižiūrėti, kaip yra dažnai pas mažus vaikus. 2 Zentimeter Beckenschiefstand. 2 centimetrai klubų skirtumas. Das Kind muss dann schon schief heranwachsen. Ir kada vaikelis kreivas gimsta, tai jis toliau rauga kreivas. Gestern hatten wir jede Menge Kinder hier. Tai vakar turėjom tikrai nemažai vaikų čia. 2-3 Zentimeter Beckenschiefstand gehabt. 2-3 centimetrai klubų skirtumas. Sollten sogar operiert Sollten werden. sogar Ir operiert kurie werden. jau turėtų ruoštis operacijoms, Konnten gar nicht richtig laufen. jie negali normaliai. Der eine Bub lief nur auf der Spitze. Vienas vaikas tiesiog vaikščiojo tik pasistiebęs ant pirštų. Tja, nach meiner Heilung konnte er perfekt laufen. Ir po gydymo jisai galėjo normaliai vaikščioti. So kommen die meisten Menschen zu mir. Das war auch ein 12-jähriger Junge. 12 metų berniukas dažnai tokie skirtumai yra. Ja. Wie soll das funktionieren? Ir kaip po to gali veikti normaliai visa mūsų organizmo sistema. Wenn das Becken schief ist und die Beine sind ungleich lang, dann verschleißt man sich auch die Hüftgelenke, die Kniegelenke. Ir jeigu yra klubai nevienodam aukštyje, jeigu viena koja yra trumpesnė, tai su laiku kokios problemos iškyla. Tai klubo sąnarys sudyla, kelių sąnarys sudyla ir tada jau reikia dėti implantus. Wir haben 1 Million künstliche Hüftgelenksoperationen in Deutschland. Jährlich. Vokietijoje per metus iki milijono sąnarių pakeitimo operacijų vyksta.
Und ich glaube 600.000 neue Knie Ir 600 tūkstančių kelių operacijų. und 200.000 Bandscheibenvorfälle werden operiert. Ir apie 200 tūkstančių menisko operacijų. Aber was nützt eine Bandscheibenoperation? Atsiprašau, ne stuburo išvaržų. Was nützt eine Bandscheibenoperation, wenn die Wirbelsäule krumm und schief ist? Ir kaip padės stuburo išvaržos operacija, jeigu stuburas ir toliau yra kreivas. Nach einer Weile rutscht eine andere Ir heraus. po kurio laiko sekantis slankstelis jau išvažiuos iš savo vietos. So wird das bei euch auch sein. Ir pas dažnai iš jūsų bus lygiai ta pati problema. Krumme Rücken, schiefe Schultern Kreiva nugara, pečiai kreivi, oder so, arba Rundrücken apvali nugara, oder so. arba netgi štai taip. Wer soll da helfen? Ir kas gali padėti? Da kann nur der göttliche Geist helfen. Tik dieviškoji dvasia gali padėti. Und diese Kraft habe ich. Ir šitą galę aš turiu. Ich brauche euch nicht einmal berühren. Ir man nereikės jūsų liesti. Diese Frau hatte eine axiale Verdrehung, die stand so da. Ir ši moteris turėjo ašinį iškreipimą stuburo. Das gibt's auch. Būna ir taip. Da nützen keine Einlagen. Ir šitoj vietoj nebepadeda jokie padukai įdėti į batus. Sogar 7,5 Zentimeter konnte ich heilen. Netgi 7,5 centimetro kojų skirtumas. Könnt ihr das Aš sehen? galėjau padėti. Wer soll sonst helfen, außer Kas Die gali Heilung padėti durch den Geist. dvasinis gydymas. und da noch. Ihr seht, ich habe 300.000 Fotos. Aš turiu 300 tūkstančių nuotraukų. Ja. Tokių. Diese Frau war schon älter, Ši moteris buvo jau vyresnio amžiaus. ich glaube 86 Jahre. Man atrodo 86 metų. Bringt eure Eltern mit das nächste Mal. Atsiveskite savo tėvus. Sagt bitte nicht, ach, die sind schon so alt, das lohnt sich nicht Ir mehr. nesakykite, kad tai neapsimoka, jie jau per seni. Es ist schon ein Unterschied, ob ich im Rollator gehen muss oder ob ich normal laufen kann. Iš tikrųjų, tai juk didelis skirtumas, ar žmogus eina su vaikštynė, ar jis eina pats. Tanja sagt gerade, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, man kann auch gesund alt werden. Ir yra toks posakis Vokietijoje, kad galima ir gražiai sveikam nusenti. Ich habe eine Referentin in Deutschland, Aš turiu referentę die gibt Vokietijoje. zweimal im Jahr ein Seminar bei mir. Ir ji 2 kartus metuose veda seminarus pas mane. Sie heißt Phyllis Crystal. Ji vadinasi Felix Kristų. Vielleicht kennt ihr den Namen. Gal žinot šitą vardą? Nein? Sie ist auch eine Pionierin des geistigen Ji Heilens. taip pat yra dvasinio gydymo pionierė. Hat schon 1950 Reiki gelernt. Wer Reiki kennt, der weiß, was das heißt. 1950 1950. 1950 metais jau išmoko Reiki gydymo. Sie unterrichtet bei mir und ist schon 100 Jahre alt. Ji pas mane dėsto ir jai jau 100 metų. Könnt ihr euch das vorstellen? Ar galite įsivaizduoti? Ja, und sie hat noch 80 Schüler pro Seminar. Ji Ja. turi po 80 mokinių seminaruose. Nächstes Mal bringe ich euch ein Bild mit. Kitas tik atsivešiu jos nuotrauką. Als sie jetzt das Seminar hatte, war sie 99 Jahre alt. Ein 3-Tage-Seminar. 3 dienų seminaras paskutinis, kuris vyko, o jai buvo 99. Das ist mein Vorbild. Taip sako, tai man pavyzdys. Ja, so, ihr seht, alles ist krumm und schief und braucht meine Hilfe. Kaip matot, dauguma yra šleivi ir kreivi ir dažnas
dažnam reikia pagalbos. Das ist nicht so scharf hier, aber vielleicht könnt ihr erkennen, Nelabai aišku, bet galbūt Das matot, dieser kaip hier. nunešioti batai. das war ein Skeptiker, ein Kritiker, ein Zweifler. Čia buvo nuotrauką atsiuntė žmogus, kuris buvo mano kritikas ir tikrai dvejojantis žmogus. Deshalb hat er seine Schuhe fotografiert, Todėl jis fotografavo savo batus vorher und nachher. prieš ir po. Und das Ergebnis war, Ir štai rezultatai. die Schuhe waren in Ordnung. Batai sveiki. Sport ist Mord, wenn man krumm und schief ist, geht doch gar nicht. Ir jeigu žmogus yra kreivas, kreivus stuburu, tai sportas yra pats didžiausias. Nach meiner Blogis. Behandlung könnt ihr alles machen. Ir jeigu jūs esate ištiesinti, Viel besser. galite sportuoti ir jums seksis tikrai kur kas geriau. Auch Yoga-Leute kommen zu mir. Net ir jogos atstovai, besitreniruojantis jogą, ateina pas mane. Denn die verschleißen auch die Gelenke, wenn das Becken schief ist. Wie wollen Sie da den Lotussitz machen? Geht doch alles gar nicht. Nes pas juos taip pat, jeigu stuburas kreivas, jiems sunku sėdėti lotoso pozoje ar daryti kitus pratimus. Ich heile auch Tiere. Aš gydau taip pat ir gyvūnus. Wenn ihr nochmal kommt, vielleicht mit der Familie, dann bringt mir Fotos mit. Tiere heile ich über Fotos. Ir jeigu kitas syk atvyksite su savo šeimom ir turite augintinių, tai atneškit man jų nuotraukas, aš gyvūnus gydau per atstumą. Ein guter Heiler kann doch auch über Distanz heilen. Ir geras gydovas gali Ich heile ja die Menschen aus der ganzen Welt. Gydyti ir per atstumą, todėl aš gydau žmonės visame pasaulyje. Überall kann ich auch nicht hinreisen. Juk negaliu visur nuvažiuoti. So, dann macht die Seminare. Die Rita muss eine Liste hinlegen, wo ihr euch eintragt. Und wenn wir ein Seminar geben, dann rufen wir euch an. Ir jeigu norėsite dalyvauti seminaruose, registruokitės pas Ritą ir kai bus surinkta grupė žmonių, tada tikrai jos praves mokymus. So. Das ist auch interessant. Na, čia taip pat įdomu. Ane turi tiek daug energijos. Hast du Löwen? Das Löffelbild, ja. Taip. Die, Geht drin. Parodys, kaip Ane turi labai daug energijos. Tiesiog energijos. wir zeigen euch das, falls ihr das nicht glaubt. Kad patikėtumėt, parodys kaip. Wenn wir mit Energie arbeiten, entwickeln wir einen sehr starken Magnetismus. Ir kada mes dirbam su energijom, pas mus atsiranda labai didelis įsimagėtimas, magnetizmas. Und dann bleiben auch Metalle an uns hängen. Ir todėl metalai prie kūno tiesiog lipte limpa. Für euch. Müssen wir gucken, dass sie nicht fettig sind. Svarbiausia, kad nebūtų riebaluoti. Zu Hause habe ich auch große Löffel. Sako, namuose turiu ir didelių šaukštų. Wir haben nur kleine und Gabel und Messer. Kein Platz, ne vietos. Ist meine Frisur wieder richtig? Okay. Das Bändchen hängt auch. Da machen wir ein Bild von mir. Neulich hat eine Frau gesagt, wie ist denn das, wenn du so Metalle anziehen kannst? Wie ist denn das, wenn du in den Baumarkt gehst? Sako, sako, jeigu tu taip trauki metalą, tai kaip yra, kai tu nueini į prekybos centrą. Guck mal. Ja, du musst mir aussehen.
sako, tu turi daugiau nusirengti, nes čia nėra vietos padėti. Bitte? Habt ihr Platz? Wie lange können die Löffel da hängen? Nicht so lange. Ne, würde ich aussehen. Weil die können hängen lange, aber ich kann es nicht so lange vertragen. Sako, šaukštai tai gali labai ilgai būti prilipę, bet aš negaliu, man nebesmagu darosi. Weil dieses Chakra, das ist dann zu. Ši čakra, Da kann die Energie nicht fließen. užsidaro ir tada neteka energija ir jai tada nebegera. Ich kann auch keinen großen Schmuck tragen, so große Sachen. Negaliu nešioti didelių papuošalų. Jetzt bin ich froh, wenn Sie sie wieder wegmachen. Sako, apsidžiaugsiu, kai man jos nuvyks. Warte, sie will noch ein Bild machen. Die kleben schon ganz schön fest. Ja, keine Luft. Negaunu oro, kai jie čia uždėti. Nein, so schlimm ist das nicht. Aber jetzt fühle ich mich besser. Nėra taip blogai, bet dabar iš tikrųjų jaučiuosi geriau. Ihr seht, ich habe viele Schüler, viele Leute kommen zu mir aus der ganzen Welt. Matot, turiu tikrai labai daug mokinių, kurie atvyksta iš viso pasaulio pas mane. Ich würde das sehr gut finden, wenn auch ihr zu meinen Seminaren kommt, denn ich bringe euch ja die Wunder bei, dass ihr sie selbst vollbringen könnt. Ir tikrai džiaugsiuosi, jeigu atvyksti mano seminarus, tada aš galėsiu jums perduoti tą energiją ir tą mokymą, kurį aš turiu. Auch Kinder. Net ir vaikai. Das sind doch die Heiler der Zukunft. Tai yra ateities gydytojai, gydovai. Wenn ihr selbst das Heilen erlernt, könnt ihr euren Kindern das beibringen und sie fördern. Ir jeigu jūs išmoksite gydyti, tai jūs galėsite išmokinti ir savo vaikus ir tiesiog juos paskatinti. Oder die Senioren. Arba seniorai. Die sollen alle noch was tun, was Sinnvolles. Ir jie kaip tik turėtų užsiimti tokią veiklą, kuri yra reikalinga. Tanja gibt auch Seminare. Tanja taip pat. Sie ist eine Rückenschulexpertin, wie wir keine weitere auf der Welt haben. Ir ji yra nugaros mokyklos ekspertė. Ja, die Orthopäden können von ihr lernen. Ir ortopedai gali iš jos mokytis. Tanja kam schon mit einer 45 Grad Skoliose auf die Welt. 5 laipsnių skoliozę turėjo, kai gimė. Den ganzen schulmedizinischen Leidensweg hat sie hinter Ir sich. praėjo visą ilgą medicininį gydymą. Und die Heilung kam bei mir. Ir kai jau nebebuvo jokių vilčių, jinai atėjo pas Anja ir Anja ją išgydė. Tanja ist selbst Rückenschulleiterin gewesen. Sie kommt ja selbst aus der Orthopädie. Ir Tanja yra pati atėjusi iš ortopedijos srities, dirbus tą darbą. Hat in Kurhäusern gearbeitet, in Dirbo Krankenhäusern. ligoninėse ir kurortuose. Aber die Heilung kam, nachdem sie bei mir im Zentrum war. Bet išgyjo, pasveiko, tai tada, kai atėjo pas Anja. Und die Tanja hat natürlich auch das Wissen und wird euch nachher alle vermessen. Ir Anja todėl turi tą žinojimą, ne tik iš knygų, ir mokslus baigus, jinai turi tą žinojimą ir po to jinai jūs matuos ir viską paaiškins. Damit ihr genau seht, wie krumm und schief ihr seid. Paaiškins ir parodys, kokie jūs esat kreivi. Denn wir machen Bilder von euch, vorher und nachher. Ir padarysim nuotraukas jūsų prieš ir po. Meine Heilarbeit ist wissenschaftlich anerkannt und beweisbar. Mano gydymo metodas yra moksliškai įrodytas ir
Das war der Grund, warum ich so viele Probleme hatte in Deutschland. Ir tai yra pagrindas, kodėl aš turėjau tiek daug problemų Vokietijoje. Ja, als Pionier, wenn man etwas Neues durchsetzen will, wird man erst einmal attackiert. Ir pionieriams yra labai sunku, kada esi pirmas ir nori kažką naujo įrodyti, tai visi tave labai atakuoja ir tai nėra taip paprasta. Und die Menschen sind auch unbeweglich, die wollen an dem Alten festhalten und sich nicht dem Neuen öffnen. Dažnai žmonės yra nejudrus, jie nenori nieko keisti, jiems yra ir taip gerai. Ir priimti kažką naujo yra dažnam sudėtinga. Ich halte euch für ausgeschlafen. Ir tikiu, laikau jūs išsimiegojusius ir norinčius naujo. Und die anderen lassen doch Kol schlafen. visi kiti dar miega, tai Ihr seid schon wach. jūs jau esate prabudę. Ja, tolle Sachen. Meine Schüler in Italien bin ich sehr wichtig. Štai mano mokiniai Italijoje ir Italijoje mano mokymas taip pat yra labai svarbus. Weil die Menschen sind dort alle vom Vatikan hypnotisiert. Italijoje ypatingai dauguma žmonių, praktiškai visi žmonės yra Vatikano hipnotizuoti. Ja, das ist eine gefährliche Sache. Tai yra pavojingas dalykas. Ich habe den Menschen sehr geholfen. Aš tiem žmonėm tikrai labai padėjau. Denn die wurden nur noch von der Sexenergie regiert. Sexualenergie. Nes dažnai jie nori būti atsiduoti tik seksualiniai energijai. Im Vatikan gab es solche Dinge. Ir Vatikane tokie dalykai dėjo. Berlusconi, der Präsident, hatte eine 17-jährige Geliebte. Ir Berlusconis prezidentas turėjo 17 metų jaunesnę meilužę. Ist das alles noch normal? Ar tai yra normalu? Für mich nicht. Ne, man tai nėra normalu. Wir mussten erstmal eine Energie des Landes, die Energie des ganzen Landes reinigen. Pirmiausia, jie turėtų išsivalyti visą šalies energetiką. Und jetzt hebt sich alles an. Jetzt gibt es einen neuen Papst. Ir pamažu viskas kyla ir Italijoje, todėl kad jau dabar ir naujas popiežius yra. Es ändert sich alles. Tikrai viskas keičiasi. Ich habe dort schon 22 Begradigungsheiler ausgebildet und habe noch 70 Schüler, die das auch lernen wollen. Italijoje jau turiu 22 baigusius mano seminarus ir mokinius, tai yra jau mokytojais ir dar 70 mokinių. Und wenn diese Menschen, die bei mir lernen, dann Lichtarbeiter sind, dann werden sie auch das Land verändern. Ir tie žmonės, kurie baigia mokymus pas mane, jie yra šviesos darbuotojai. Das Gleiche haben wir schon in Kanada gemacht. Ir Kanadoje darėme taip pat seminarus. Und hier waren wir auch schon mal. 2008 war das. 2008 metais Lietuvoje pirmos pakopos mokymai vyko. Und ich muss euch sagen, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass ich gleich gesagt habe, wir kommen wieder. Ir taip priėmiau Lietuvą ir tos žmonės, kad pasakiau iš karto, kad aš čia vėl atvažiuosiu. Unsere neue jedes Jahr da, gell? Ir Und wir dabar halten durch, ja. kiekvienais metais jos atvyksta po 2 kartus. Ich habe auch in Indien zu tun, Indijoje dirbu taip pat. noch in vielen anderen Ländern, aber ich habe nicht alle Bilder dabei. Dirbu kitose šalyse, tačiau neturiu nuotraukų. Das ist das erste Altenheim in Indien. Ir čia nuotraukoje matosi senelių namų. Das haben wir Senelių Spenden namai. mit unterstützt. Ach, das ist eine lange Geschichte. Tai ilga istorija. Und meine Kinder, das sind alles Kinder ohne Eltern. Ir čia tie vaikučiai yra neturintys tėvų. Früher war das alles in der Schule so eng. Ir anksčiau jų mokykloje buvo netgi taip pat pilna mokinių. Jetzt haben wir eine richtige Schule mit mehreren Klassenzimmern. Ir dabar mes turime mokyklą su daugeliu klasių. Ich muss noch die Bilder mitbringen. Ir tikrai atsivešiu kitą kartą nuotraukas. Da heilen wir auch arme Menschen. Ir padedam vargstantiems žmonėms.
Die in den weißen Kleidungen, das sind alles meine Schüler. Tie žmonės baltais drabužiais yra mano mokiniai. Die fahren mit Jie und važiuoja helfen kartu ir mit. padeda. Wenn ihr dann ausgebildete Heiler seid, könnt ihr auch mitfahren. Ir kai jūs būsite baigę mokslus pas mane, jūs galėsite važiuoti kartu. Das ist mein Schuldirektor. Tai yra mano mokyklos direktorius Indijoje. Da habe ich ihm sein Geld gebracht. Atvežiau jam pinigus. Und die Menschen lieben mich. Und das ist ein großes Kompliment an mich. Ir čia labai didelis komplimentas, kurį esu gavusi. Ein indischer Heiliger aus dem Himalaya Iš Himalajų Indijos šventasis, kam zu mir und hat sich heilen lassen. kuris pas mane atvyko ir priėmė mano gydymą. Tja, wenn das kein Kompliment ist, dann weiß ich es Jeigu auch. tai nėra komplimentas, man tai nežinau. Reikės pradėti gydymus. Was Kaip sako? Reikia pradėti gydymus, kad ten, kur padarė, tai viskas aišku. Tai dabar jūs jau norit, jau? Jau sakė, kann nicht erwarten, wann fängt das an mit Gleich. Taibės. Das hier ist auf den Philippinen. Der Präsident hat mir meine Heilfähigkeiten anerkannt auf Lebzeit. Filipinų dvasinis vadovas, gydymų dvasinis vadovas pripažino jos gydymo metodą. Ich hatte auch einen Partner. Ir Anė turėjo partnerį, su kuriuo pradėjo dirbti. 18 Jahre haben wir zusammen geheilt. Ir 18 metų jie dirbo kartu. Ich habe ihm alles gelernt, denn ich war schon eine Heilerin, als wir uns kennenlernten. Ir kai mes susipažinom, jis mokėsi pas mane, iš manęs jis to išmoko. Aber es gibt so eine Sache, die nennt sich Midlife Crisis. Bet yra toks dalykas kaip Midlife-Krise. Wechseljahre. Viduramžių krizė, kada žmonės. Als er 60 Jahre alt war, Kai jam suėjo 60 metų, da kaufte er sich ganz schwere Hanteln. jis nusipirko labai sunkius hantelius, svarmenis, Er trainierte jeden Tag, ir treniravosi kiekvieną dieną. bekam solche Oberarme. Užsiaugino tokius raumenis ant rankų. Er wollte einen Waschbrettbauch Jis haben. norėjo būtinai skalbimo lentos pilo preso. Dann sagte er zu mir, Ir tada jis man pasakė, ich habe mir das überlegt. Ich möchte nicht mit einer älteren Frau älter werden, sondern mit einer jüngeren Frau jünger werden. ir jis tada Anei pasakė, nes jie buvo partneriai, kad gana aš noriu toliau gyventi su kur kas jaunesnė moterim ir nenoriu nugyventi likusio gyvenimo su vyresnė. Das hat er dann auch gemacht. Ir taip jis ir padarė. Meine junge brasilianische Azubi, Auszubildende. Auszubildende, Viena mokinė, Brazilė, jauna, graži, sie hat ihm so den Kopf verdreht mit ihrem brasilianischen Temperament kad partneris, und dann war er weg. tiesiog apsisuko ir išėjo. Aber ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich jemanden verloren habe, sondern ich bin befreit worden. Ir aš galvoju, kad po tiek metų ne tai, kad aš kažką praradau, bet aš buvau išlaisvinta. Jetzt zeige ich euch noch ein anderes Wunder. Dar vieną stebuklą parodysiu. Hier in der Mitte Štai čia vidury jūs matot ist eine kleine Lichtschlange. Šviesos gyvatėlę. Diese Frau hatte eine sehr starke Hose, 45 Grad. Ši moteris turėjo 45 laipsnių skoliozę, stuburo iškrypimą. Als ich sie begradigt habe, Tuo metu, kai aš ją tiesinau, hatte ich eine ganz bestimmte Geisteshaltung. mane vedė ypatinga dvasia Und ich dachte an die göttliche Ordnung. ir galvojau apie dieviškąją tvarką. Die wollte ich unbedingt in ihr herstellen. Ir labai norėjau atstatyti tą dievišką tvarką toje moteryje.
Als wir das Bild vergrößert haben, Kai mes padidinom šitą nuotrauką, konnte man genau sehen, wie das weiße göttliche Licht kai padidinom šitą nuotrauką, pamatėme, kaip ta balta dieviškoji šviesa ihre Wirbelsäule begradigt hat. jos tiesino jos stuburą. Denn hinterher war sie perfekt. Nes po ištiesinimo su jie buvo viskas tvarkoje. Ich wollte wissen, was sind das für Lichtscheiben? Ir labai norėjau sužinoti, kas tai yra per šviesos rutulėliai, skritulėliai. Diese Symbolik Ši simbolika ist der Beweis, tai kaip įrodymas, dass ich die göttliche Ordnung herstelle. kad galiu atstatyti dieviškąją tvarką žmogui. Denn sie heißen Nes šie simboliai, Räder der göttlichen Ordnung. šie simboliai vadinasi dieviškosios tvarkos ratais. Also darf ich das einfach auch so sagen. Todėl Ich stelle die göttliche Ordnung in euch her. Todėl leidžiu savo sakyti, galiu taip sakyti, kad aš atstatau dieviškąją tvarką. Ups. Und wenn ich mal so aussehe, Ir jeigu kartais aš taip atrodau, dann ist das einfach ein Bild. Da war ich glücklich. tuo metu aš buvau laiminga. Guckt mal, wenn ihr glücklich seid, fotografiert euch mal, ob das dann auch so aussieht. Kai esate labai laimingi, nusifotografuokite ir pažiūrėkit, gal ir jūs taip atrodo. Ich war einfach glücklich, dass meine Schüler, die ich ausgebildet habe, und die wunderbaren Klienten, an denen sie Buvau üben, laiminga, kad galėjau gydyti žmonės ir kad mano mokiniai tuo metu dirbo kartu su manimi. dass die so eine wunderbare Energie erzeugen. Ir kad visi kartu sukūrėme tokią nepaprastą energiją. Und ich war richtig stolz auf mich, dass ich ihnen sowas beigebracht habe. Ir buvau tikrai labai savim patenkinta, kad galėjau savo mokinius išmokinti. Und deshalb sehe ich so aus. Ir todėl štai tokia nuotrauka. So. Kannst du nachher... So, dann filmen wir mal. So, das ist der Gedrus und er hat 5 cm Beckenschiefstand. Du kannst übersetzen. Čia yra Giedrius ir pas jį yra 5 cm klubų skirtumas. Die Fußknochen sind versetzt. Ir kauliukai yra tiesiog pasislinkę viens nuo kito. Ja, und hat über 5 cm Versatz. Yra daugiau nei 5 cm skirtumas. Kojų ilgio. So, dann bitte mal hinlegen, Gedrus. Atsigulk. So, Füße nochmal hochziehen. Patempkit pėdas į viršų, pirštus į save. Durch die axiale Verdrehung, die er hat, ist es hier im Liegen Kadangi pas jūs yra ašinis 3,5 pasisukimas, cm tai Unterschied. gulint yra mažesnis skirtumas, 3,5 cm maždaug. Hol dir schon mal die Fotokamera, bitte. So, wir haben hier 3 cm im Liegen. 3 cm maždaug gulint. Man sieht auch hier, wie die Fußknochen versetzt sind. Ir čia galima matyti, kad kauliukai nesutampa vienas su kitu. Dann bitte nochmal hinsetzen, Dar Gedrus. kartą Und susėsti bitte achtet auf die Striche. ir Und setz dich nochmal gerade hin. Danke. tiesiai atsisėsti. Nochmal die Zehen hochziehen. Ir pirštus traukti į save ir Ja. išversti į išorę. Und hier sieht man wieder, es sind eigentlich mehr wie 5 cm, es sind 6 cm Tikrai daug Unterschied. negu 5 cm, gal net ir visi 6. Wenn es geht, ich weiß, es ist anstrengend, soll er die Füße oben lassen. Und wir machen jetzt ein Foto. So, im Liegen sieht man wieder die 3 cm, ja? Gulint matot, kad tikrai 3 cm. Ja, top Model. Ich zeige das nochmal hier. Das ist ein schwerer Fall, 6 cm und noch axial verdreht. Da wollen wir doch einmal schauen, was heute für dich geschehen darf. Bandysim.
Bitteschön. Gulkit, atsipalaiduokit, užsimerkit. Ich bin jetzt bei dir und stelle die göttliche Ordnung in dir her. In so einer großen Weinlängendifferenz kann man doch nicht gesund bleiben. Negalima būti sveiku, kada yra toks didelis Dann kommen die Schmerzen. skirtumas. Dėl to jums skauda. Und deshalb ist es so wunderbar, dass du heute hier bist. Ir labai gerai, kad tu šiandien čia atėjai. Das Becken ist richtig gekippt Vanduo yra gewesen. buvo labai persikreipęs. Und jetzt ist es perfekt gerade. Und tatsächlich werden die Beine leichter. Na, Kommt gucken. mergaitės, ateinam pasižiūrėti. Was sehen wir hier? Dann werden wir unseren Gidrus jetzt überraschen. Giedriau, gali žvilgti. Schau mal in den Spiegel. Oh. Schau mal. Unglaublich. Unglaublich. Ich gratuliere dir. Ein Wunder. Ein Wunder. Ja. Guck, im Sitzen und im Liegen. So heilt er das. Ja. Unglaublich. So, nochmal ganz gerade hinsetzen. Warte mal, erstmal filmen. So, die Beine im Sitzen sind perfekt gleich lang. Die Fußknochen passen. Ja, ganz exakt ist das alles in Ordnung. Die Muskeln, die jetzt noch ein bisschen zittern, weil er sehr schief war, das gibt sich jetzt mit der Zeit. Foto? Machen wir ein Foto. Nochmal ganz gerade. Hier ist sie. Ja. So. So, im Liegen sieht man auch, die Fußknochen passen auf 1 Millimeter genau. Gulint matom, kad jūsų kauliukai sutampa brūkšnelis į brūkšnelį. Ist alles in der göttlichen Ordnung. Viskas dieviškoj tvarkoj. So, dann gucken wir noch unser Babychen an. Da müssen wir die Hose ausziehen. Vaikučio. Tavo pėdutė. Nimm mal die Liege. Evijaus. Atsisėsk irgi, kaip mamai nupieš. Jo. Vaikučiam žiūrime. Der Eli will erstmal wie ein Herz. Sėdint ir gulint ant pilvo. Širdutė pieš. Gražu. Ja, ist das toll, gell? Hui, der Mann war auch ein Herz. So, und die Füße. Gefällt dir? Ist aber süß. So,
Dann gucken wir mal im Sitzen. Ui, Pasižiūrim sėdint. das rechte Bein ist länger. Dešinė koja ilgesnė. Papa, komm gucken. Dešinė koja ilgesnė. Das rechte Bein ist länger. Ein großer Unterschied. Zu viel für so ein kleines Kind. Tokiam mažam per didelis šiek tiek. Ja, das sind 1,5 Zentimeter. 1,5 centimetro. Gut, machen wir ein Foto. Darysim nuotrauką dabar su vardu. Vardą reikia. Va, su vardeliu. Gulk, pažiūrėsim kaip gulint. Ar pasikeitė kas nors? Tiesiai paguldom, va. Žiūrim kaip dabar. So, im Liegen Gulint. ist ungefähr genauso. Ein paar Millimeter weniger. Panašiai, porą milimetrų mažiau, galbūt Ist 1 Zentimeter im Liegen und centimetras 1,5 Zentimeter im Sitzen. gulint ir 1,5 centimetro sėdint. Jetzt gucken wir noch in Bauchlage. Bitte auf den Dabar Bauch legen und ant die pilvuko Binde. atsigulk. So, Pagulėk biškį ant pilvuko, pagulėk gerai. Pagulėk. O taip Schmalen pagulėk. an den Knien. Tu dabar pajaus. Und die Fußfältchen Va, werden dar truputį angemalt. pagulėk, pažiūrėk, kas ten ant palangės. So. Va. So, jetzt muss er hier oben gerade liegen. Dabar dar pagulėk biškį. Ganz gerade, ganz gerade. Paskui vėl parodysim tą. Gut. Truputėlį palauk. So, achtet auf die Falten hier von den Knien. Žiūrim dabar į tas raukšlėlės, jas pažymėjom. Und auch hier die Füße. flomasteriu Ir Ja. pėdas. Ihr seht, Matot, das rechte Bein dešinė koja ist kürzer. yra trumpesnė. So, jetzt mach noch mal eins. Ich mach mal hier mit Füßen. Nur Füße. Nee, bis Knie, bis Knie. Okay. Oh, jetzt haben wir alles im Kasten. Ja. Ohne dass ich ihn berühre, Nesiliesdama prie jo, werde ich jetzt die göttliche Ordnung in ihm herstellen. aš atstatau jame dievišką tvarką. Dadurch wird das Becken gerade, Tada taps die kubai Beine tiesus werden gleich lang ir kojos taps vienodai ilgia. und die Wirbelsäule richtet sich auf. Ir stuburas išsitiesins. Haltet ihr doch mal die Hände so Palaikykit rankas und va fühlt taip die va. Energie. Ir tiesiog pajauskite energiją. Dann werdet ihr das spüren. Ir pajausit. Und da bin ich schon fertig. Ir aš jau baigiau. Und Tanja wird es euch Ir zeigen. Tanja parodys, kas iš to išėjo. So, Wieder gerade hinlegen. dabar tiesiai atsigulam vėl. Aber man sieht das schon automatisch. Die Beine sind gleich lang. Gerai, Die guli tik Striche rankas dar passen. nuleisk, jeigu tai. Ja. Seht ihr? Oi, super, va taip geriau negu Ist suaugę. perfekt gerade. Alle Linien Va, matot auf dabar, einer Linie. pasižiūrėk. Das war vorher hier. Ja? Hier ist sie. Hier ist Das sie und die ist Füße jetzt auch. hier. Ja, und die Füße. Ist perfekt gerade. Foto? Dar vieną nuotraukytę. Tikrai dieviška tvarka. Pilnai. So ein gutes Model haben wir noch nie gehabt. Sag das mal. Dar sako, neturėjo tokio modelio gero. Hier ist sie. Perfekt. Va. Va, dar nuotraukite vieną. O, pėdutės. Viskas so? Mach ruhig noch eins. Sicher ist sicher. Ich sehe das erst nachher. Dar vieną. Jesus.
So ein braver Junge. Na, schon Übersetzt mal. Ja. Ja. Und das, was ich mache, bleibt für immer so. Ir tai, ką aš dabar padariau, ta tvarka ir liks visam laikui. Ich habe mich mit seinem Geist verbunden und der hat ihm diese göttliche Gnade geschenkt. Susisiekiau su jo dvasia ir per dvasinį pasaulį dovanojom mes jam tvarką. Und das bedeutet für immer gerade zu sein. Ir tai reiškia, kad visam laikui būsi tiesus. Nochmal ein Dank an die Eltern, Dar kartelį ačiū tėvam, dass sie ihn heute mitgebracht haben. kad atvedė. Ich kann auch völlig symmetrisch aufwachsen. Ačiū, Anė. Ja, Ačiū, Anė. Dankeschön. Dankeschön. So, wunderbar. Puikiai.